Kiek jau metų yra šitam podcastų ir visų renginių kanalui? 7 dabar eina. Dabar eina jo 7 metai. 5, kai pradėjom filmuoti, pirmus metus darėm be kamerų viską jo. Tai nežinau, nuo kada skaitosi gimimas. Bet manau, kad nuo pat pradžios kovo 15. 20, jo. Bet jo, 7 metai dabar eina. Kaip ateis pirmieji žingsniai, kai pradėjot šitą kanalą? Sunkiai buvo, baimės daug, negalvojom, kad kažkas klausys, kad į kažką galim išaugti, buvo kažkokia tai idėja, kad galim eiti link kažkur. Su baime buvo, žinai, toksai jaunatviškas maksimalizmas buvo, kur tiesiog bandom ir viskas. Aš tai gal tiesiog nieko nesitikėjau, tuo metu tiesiog net labai negalvodavau. Mes dar šiaip buvom kalbėję tada, kad jeigu bus 10 000 peržiūrų kada, tai čia bus labai gerai mums. Ir čia buvo tokia svajonė tuo metu. Va tokie ir buvo tikslai tada, 10 000 peržiūrų surinkti pradžiai. Šiuo metu publika labiau yra atsipalaidavus, vis tiek raustus žiūri. Na, yra aišku tokių, kurie dar heitina, nemėgsta, kad ten kažką apie mamas, va, ką tik kalbėjo per podcastą. Kaip tada buvo? Buvo tikrai daug sunkiau, aš tikriausiai. Mes jo turėjom pralaužti iš tikrųjų nemažai tų kelių, žinai. Pirmą reikėjo apšviesti, kas yra tie raustai, kaip čia galim sakyti, kur galim sakyti, kodėl mes tai sakom. Bet su kiekvienais metais, ne tik raustais, bet pati komedija, kai pradėjo augti, pradėjo galbūt ir žmonių požiūris keistis. Pradžiui buvo, tu galėjai stand-upinti realiai 2 personažais. Tai arba kaip Olegas su akcentu. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, Amerikoje, jeigu išeina stand-up komikas, visa salė atsistoja ir ploja. Wow! Lietuvoje, jeigu išeina stand-up komikas, visa salė atsistoja ir išeina, ne? Arba kaip Katleris, irgi su akcentu. Lietuvišku, žinai. Nu, man tok žiūrėjo, mačiutė humorą klubą, negi mačiutė taip šneka. Gi nešneka, na. A kaip tu iš visą tą televizorių papuolį, ne? Tai kažkas kitokio, atrodo, buvo keista žmonėm matyti, bet ėjo, prasilaužė ir viskas. Aš šiaip supranti, kad sensi, kai tavęs daugiau klausinėja apie taip, kaip pradėjai ir kaip buvo seniau. Tai jo, senokai 7 metai praėjo, tai sunku suprasti patiems netgi, kad jau tiek laiko prabėgo čia. Labai tikimės patys, net tais iš ko juokiamės, nes čia labai daugam tai būna, kad kažko juokiesi, o parsto tampi. Dabar pačiam Airidui klausimas, kadangi tu dalyvavai Auksiniam prote kartu su Paulium Ambrazevičium, kaip jausmas buvo dalyvauti tokio, nežinau, masto konkurse? Aš šiaip su Paulium tikrai, jeigu prieš 10 metų būtų paminėję, kad su Paulium dalyvausiu ir nueisiu tiek toli, tai būčiau gal nepatikėjęs, bet kadangi ne pirmas kartas, teko prieš tai porą kartų dalyvauti jau, tai, ką žinau, fainai tiesiog. Aplinka pažįstama, klausimai plius minus žinomi, ten tokie, iš mano temos buvo visai, tai paėjo gerai. Top 3 komikai, kuriuos galėtumėte įvardinti. Louis C.K., Norm Macdonaldas ir Shane Gillis. Louis C.K., Bill Burras ir Mark Maronas man patinka labai. O lietuvių komikai? Iš stand-upo būtent, ar iš ko? Iš stand-upo būtent. Tai Katleris, Bartuševičius ir Klajumas tikriausiai geriausia yra. Bartuševičius, man Jasaitis patinka, Klajumas, nu visi jie yra žiauriai geri. Negali 3 įvardinti, nežinau, tai čia jo. Nesunkiai įvardinti, kolegas. Dabar aš dėjau, kad nesupyktų, kuria prasme jos įdėti 1, 2 ar 3, bet jie visi man eina po vieną liniją. Patys skaitot komiksus, žiūrite anime ar kažką panašaus, filmus, serialus? Aš turėjau vaikystėje labai trumpą fazę, ten su Van Helsingu buvo komiksai tokie išėję, tai jos paskaitydavau ir su DBZ komiksus. Po to neskaičiau ir nieko neturiu bendro su jais. Tai jo, aš tai Batmaną. O DC fanas? Absoliučiai DC, Marvel nekenčiu. Tiesiog nemėgstu Marvel, tiesiog žiauriai nemėgstu Marvel. Čia kaip tas pats, kas Audi ir BMW nemėgti. Komiksų kokybė, lapų kokybė Marvel geresnė už DC, jeigu tu imi tokį dalyką kaip fizinį. Bet DC gražiau rašo ir gražiau ir tas toks aštresnis piešimas. Marvel labiau skirta, man atrodo, vaikų auditorijai, DC galbūt šiek tiek jau paaugliam, pavadinkim taip, ir ten yra šiek tiek to tokio tamsumo labiau. Aš gal arčiausiai komiksų kiek buvau, tai aš gal 2 metus praleidau labai daug laiko prie Mortal Kombat žaidimų. Tai mačiau, kad yra komiksai irgi kažkokie tais, tai čia daugiausiai. Labai daug suinvestavau valandų, kurias nuėjo tikriausiai niekur. Nekau, šiaip verta buvo. Anime, DBZ, faktas. Dabar aš spėju, kad Marvel fanai pyks manęs, ką pasakiau. Bet nesą, ten prasme, filmai štampuoti pagal tą pačią formulę. Tu gali tiksliai pasakyti, kuris pirmą kartą atranda supergalę, kada jis ją pirmą panaudoja ir jam nepavyksta ir po to jisai vėl žydi iš naujo ir vėl tipo, puikiai viskas išeina. Jo, tai iš animės DBZ, One Punch Manas, mano yra irgi mėgstamas dalykas, bet šiaip daugiau nieko. Samurai X buvo Kenšis. Va, viskas. Tai va. My man. Su Samurai X, man atrodo, ir užbaigsiu, nes tai jau dabar viskas. Mano smegenys tiesiog ištirpo kaip ledynmetis. Tai ką, ačiū jums, svečiai, ačiū jums. Gero komikono. Tai ką.